Sekantis pristatymas tai Daumantas Sugyčio. Panevėžietis Daumantas į Lietuvą parvyko iš Jungtinės karalystės, kur Nottinghamo universitete įgijo politikos mokslų bakalauro bei socialinio ir globalinio teisingumo magistro laipsnius. Nuo Gytis prieš grįžtamas į tėvynę Vokietijoje studijavo įmonių valdymo bakalauro bei vadybos magistro studijose, taip pat Rusijos tautų draugystės universitete įgijo tarptautinės vadybos diplomą bei stažavosi Vokietijos parlamente. Daumantas Sugyčiu dirbo aplinkos ministerijoje, kur siekiant paskatinti atliekų rūšiavimą suplanavo užstatą sistemas plastikinės ir skardinėms gėrimų pakuotėms diegimą Lietuvoje. Tai sveiki, Lietuvoje yra milžiniška problema, kurią žino visi, tačiau apie tai mažai kalba. Tai yra, kaip matote iš paveikslėlio, atliekos. Didžiuliai kiekiai atliekų keliauja į sąvartyną ir sąvartynai Lietuvoje yra tiesiog perpildyti. Kasmet apie virš 1 milijono tonų atliekų keliauja į tuos sąvartynus ir ten nusėda. Jeigu įsivaizduotumėt, koks tai yra mastas, tai iš tų atliekų būtų galima pastatyti 108 Eifelio bokštus. Lietuva iš tikrųjų yra atsiliekanti valstybė Europos Sąjunga pagal tą srautą. Mes užimėme tik tai 20 vietą iš visų 27 Europos Sąjungos valstybių. Na ir kokia yra to poveikis? Tai yra tos visos atliekos, kurios išvažiuoja į sąvartyną, pirmoje eilėje užteršia aplinką, toliau yra galimybė didžiulė, kad tos atliekos užteršia ir gruntinius vandenius. Na ir kitas labai svarbus aspektas yra tai, kad jos visiškai nebėra perdirbamos ir Lietuva dėl to kasmet praranda apie 150 milijonų pajamų iš antrinių žaliavų. Pasižiūrėkime, kaip tos susidaro tos šiukšlės. Tai mes konkrečiai nusipirkame paprastą buteliuką vandens. Ir dabar turime dvi galimybės, kur jį padėti. Tai pirmoje eilėje yra pastatytos konteinerinės sistema, tokia varpeliai vadinami, į kurios patenka visos antrinės žaliavos. Ir kadangi Lietuvoje pagal Lietuvos įstatymus teršėjas moka, tai šiuo atveju gamintojas pasirūpina, kad šita pakuotė būtų sutvarkoma. Taigi vartotojai, kuris suvartojo tą pakuotę, už jo šalimą visiškai nereikia mokėti. Tačiau yra ir antra galimybė atsikratyti pakuotę, tai yra išmesti tiesiog į buitinių atliekų konteinerį. Šičia vartotojas moka už tai, kad šiukšlės būtų išvežamos. Ir labai svarbus dalykas yra tai, kad ta pakuotė keliauja tiesiai į sąvartyną. Tai yra, nėra jinai rūšiuojama ir tiesiog nugula kažkur tai laukuose. Toliau pasižiūrėkime, kokia yra dabar įdiegtos sistemos efektyvumas Lietuvoje, kuri jau, tarp kitko, egzistuoja daugiau negu 10 metų. Taigi galima rūšiuoti Lietuvoje plastiką, popierių ir stiklą. Į plastikinius konteinerius metame plastikinę pakuotę ir visą metalinę, tai yra įvairiausios skardinės ir taip toliau. Na ir atsiperkamumas, efektyvumas pačios sistemos yra 17 plastikui ir 8,5% metalinė. Tai yra, įsivaizduokime, jeigu yra parduodama didžiuliai kiekiai rinkoje Lietuvos, tai tik tai toks mažytis skaičius sugrįžta atgal. Stiklo šiuo atveju šiek tiek yra didesnis 40%. Į šitą visą infrastruktūrą Lietuva jau yra investavusi apie 30 milijonų litų. Ir jos plėtrai ir išlaikymui toliau reikėtų investuoti apie 60-80 milijonų. Taigi užduokime kiekvieną savo klausimą. Ar mes rūšiuojame ir jeigu nerūšiuojame, tai kodėl? Ir iš tikrųjų čia sistema yra sukurta, tačiau kodėl mes jos nesinaudojame, iš tikrųjų lieka šitas klausimas mums patiems. Tačiau jeigu išplauktume, sakykime, su baidarė į Lietuvos paupius, pamatytumėm, kad ten irgi yra didžiuliai kiekiai atliekų. Išeikime pailsėti prie Lietuvos ežerų ir ten mūsų laukia seni mūsų draugai, tai yra šiukšlės kalnų. Ir yra įdomus pastebėjimas tas, kad, tarkim, jeigu paėmus tas šiukšlės, didžioji dauguma tų šiukšlių yra susidaroma iš, tarkim, įvairiausių gėrimų, gėriminės pakuotės, tai yra plastikinės pakuotės, stiklinės pakuotės ar metalinės skardinės. Tai siūlymas Lietuvai yra užstato sistema. Šiuo metu Lietuvoje ir visoje atliekų tvarkymo sistemoje visame pasaulyje yra naudojami du metodai. Vienas yra lazdos metodas, kitas yra saldainio metodas. Lazdos metodas yra, kai teršėjas yra baudžiamas už aplinkos teršimą, o saldainio metodas yra, kai vartotojas yra skatinamas rūšiuoti finansiškai. Užstato sistema, kurią siūlome Lietuvai, remiasi saldainio principu
ir ji bus įvesta vienkartiniams plastiko, metalo bei stiklo pakuotėms. Pačios sistemos veikimo principas yra toks. Pakuočių gamintojas pagaminęs pakuotę, ją nuveža gamintojų importuotojai, kuris išpilsto savo gėrimą. Gamintojas importuotojas parduoda tą gėrimą prekybininkui, vartotojas nusiperka tą gėrimą, jį gražina, prekybininkas perveža surinktą pakuotę, surinktą žaliavą perdirbėjui ir perdirbęs visą medžiagą vėl atiduoda visą žaliavą pakuočių gamintojui ir pakuotės kelias tęsiasi toliau dar kartą. Žiūrint į finansinius srautus, administratoriui yra sumokamas visas 100% pilnai užstatas už tiek pakuočių, kiek jis išleidžia į rinką, plus administravimo mokestis. Prekybininkas savo ruožtų vėlgi sumoka už tas pakuotės, kiek jisai jų gavo iš gamintojo importuotojo. Tuomet vartotojas vėlgi nusiperka visas pakuotės ir gražinės pakuočių dalį jisai atgauna savo sumokėtą užstatą. Administratorius yra tas organas, kuris padengia visus kaštus, tai yra pervežimo kaštai, tvarkymo kaštai. Ir administratorius prekybininko atžvilgių sumoka tiek pakuočių, kiek buvo gražinta toje parduotuvėje. Plus tvarkymo išlaidos už kiekvieną pakuotę. Ir kai jau žaliavos yra parduodamos pakuočių gamintojams arba yra eksportuojamos, visa suma, už kurią buvo parduotos žaliavos, yra atiduodama atgal administratoriui. Nesusigrąžintas užstatas lieka pačiam administratoriui finansuoti savo veiklą ir toliau tęsti sistemos tobulinimą. Taigi, kalbant paprasčiau, kaip ši sistema veiks realybėje. Atėję į parduotuvę, jūs nusipirksite buteliuką vandens, sumokėsite produkto kainą plus užstato dydį, jį išgersite, grąžinę į taromatą arba taros supirkimo punktą, kaip yra dabar su daugkartiniais alaus buteliais, atgausite savo pinigus. Ši sistema bus visuotinai prieinama visoje Lietuvoje, taip pat ir kaimo parduotuvėse, tad tai yra viskas orientuota į vartotojo patogumą. Mūsų projekto gairės buvo tokios. Mes teikiame keletą siūlymų aplinkos ministerijai, kuri ruošia pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektą, į kurias buvo atsižvelgta. Ir šis projektas buvo priimtas absoliučia balsų dauguma. Ir jeigu prezidentė pasirašys šį įstatymą, ši sistema pradės veikti jau 16 metų vasario 1 dieną. Kalbant apie konkrečiai mūsų projektas, ką mes padarėme, tai visų pirma atlikome ekonominio poveikio analizę. Mes išsianalizavome, kokios yra visos suinteresuotos šalis užstato sistemoje ir iš tikrųjų mūsų paskaičiavimai yra tokie, kad sistema pilnai atsiperka per 5 metus, jinai yra tvari, valstybei nekainuoja nieko ir netgi yra tendencija, kad, sakykime, po 6 metų gamintojams ir importuotams, kurie gamina tas jau pakuotės, sakykime, reikės mokėti mažesnius arba iš vis nereikės mokėti mokesčių ir dėl to kiekvienas iš mūsų patirsime tokį poveikį, kad turėtų mažėti šiek tiek ir kainos. Kitas dalykas mūsų projekte buvo paskaičiavimas to pereinamojo laikotarpio. Čia buvo iš tikrųjų visas uždavinys mums išsiaiškinti, kaip galima susitvarkyti su tuo periodu, kada parduotuvėje yra ir žymėta pakuotė, ir su depozito ženkliuku, ir sakykime, ir tuo pačiu nežymėta. Tai teikime labai konkrečius siūlymus, kaip visą tas perinamosios problemos išspręsti. Na ir trečioji gairė buvo susijęta su rizikomis, kadangi remiantis užsienio valstybių patirtimis, kurios įsivedė užstato sistemą, labai dažnai atsiranda sukčiavimo atveju, kada bandoma suklastoti, pagaminti, tarkime, tik tai patį buteliuką be jo turinio ir bandyti priduoti. Tai čia pateikėme irgi labai konkrečias pasiūlymus, būtent kas liečia pačią užstato dydį, kad vartotojas būtų motyvuojamas grąžinti iš vienos pusės buteliuką, tačiau iš kitos pusės tam galimam klastotojui neapsimokėtų tiesiog jo pagaminti. Ir kitas mūsų siekis buvo tiesiog paskatinti vartotoją daugiau naudoti daugiakartinio naudojimo butelius, tai yra, pavyzdžiui, stiklinius, kurie yra išplaunami ir panaudojami antrą kartą, negu vienkartinius.
Ir viena pagrindinių projekto dalių tai buvo administratoriaus atrankos kriterijų nustatymas. Ir šiuo metu šitas dalykas yra jau paskutinėje derinimo stadijoje su ministerija. Ir keletas kriterijų, tai būtent yra veiklos plano pateikimas paraiškų vertintojams, būtent kaip sistema veiks, koks jos yra plėtros planas, kokia yra modernizavimo strategija ir panašiai. Sekantis kriterijus tai yra finansavimo schemos, kuriuose turi būti detalizuotos pajamos ir išlaidos, pelno reinvestavimo planas, kadangi administratorius bus nepelno siekianti viešoji įstaiga. Tuomet trečias kriterijus yra švietimo ir informavimo planas, į ką kreipiame didžiulį dėmesį, kadangi Lietuvoje rūšiavimo kultūra yra labai, labai silpna. Todėl atkreipiame dėmesį į būtent bendradarbiavimo su kitomis pakuočių tvarkymo organizacijomis gairės, kurios turėtų sustiprinti rūšiavimo kultūrą Lietuvoje. Užstato sistemos nauda labai mažai kas abejoja. Tai keletas aspektų būtų, žinoma, yra skatinamas rūšiavimas. Žmonės yra finansiškai skatinami gražinti pakuotę ir neišmesti į jau egzistuojančios sistemos konteinerius, tai arba varpelius, arba komunalinių atliekų. Taip pat yra aukštas perdirbimo rodiklis, kuris garantuoja, jog jeigu pakuotės yra perdirbamos, yra taupomi kiti resursai. Tai yra ir pačios plastiko ar stiklo žaliavos, ar metalo žaliavos, vanduo, elektros energija ir panašiai. Taip pat užstato sistemos žaliavų kokybė yra pačio aukščiausio įmanomo lygio, kadangi pakuotės, kurios yra gražinamos į taromatą arba supirkimo punktus, turi būti nepažeistos, turi neturėti jokių nešvarumų, jos turi būti labai tvarkingos. Taip pat ši sistema stipriai prisidės prie didžiausios problemos atliekų sektorėje šiuo metu, tai yra atliekų kiekio sąvartynuose, kas leis ne tik paskatinti verslą kaip perdirbėjus arba vežėjus dalyvauti šioje sistemoje, bet ir sumažins poveikį aplinkai. Galiausiai tai yra žymiai efektyvesnė ir pigesnė atliekų tvarkymo sistema ir kaip Gytis minėjo, mūsų darytoje ekonominė analizė, nustatėme, jog po 6 metų ši sistema pilnai pati save išsilaikys ir iš tikrųjų bus 20% pigesnė negu yra dabar. Taigi rūšiuoti yra nuo šiol nebe tik madinga, bet ir finansiškai naudinga. Ačiū. Ar turėtumėt kas nors klausimų dalyviams? Jei turite, tai naudokitės mikrofonais, kad visi girdėtų. Ačiū, manau, projektas jūsų labai svarbus ir idėja labai gera. Man kaip vartotojui įdomu, ar bus diferencijuojama pakuočių monetizacija? Tai yra, ar skirsis, kiek man yra gražinama už stiklinę ar popierinę ar kitą pakuotę ir kas atsitiks su tais dabartiniais varpeliais, kurie yra daromi, nes atrodo, jeigu yra, ta prasme, finansinė paskata, tai tikriausiai kaip ir jų poreikis mažėja. Ačiū. Tai į pirmą klausimą atsakant dėl užstato dydžio, tai yra vėlgi kol kas jau esame padarę užsienio praktikos analizę. Dažniausiai yra taikomas 10 euro centų mokestis ir tai yra daroma visoms pakuotėms. Tačiau Vokietijoje yra, kiek aš žinau, diferencijuojami užstato dydžiai, bet šitas dalykas dar yra, sakykime, derinimo stadijoje. O atsakant į antrą klausimą, Aš tik tiek tada papildysiu. Iš tikrųjų, tas pats depozitas Lietuvoje yra numatomas visom pakuotėm tokio pačio dydžio ir nesvarbu, ar yra plastikas, ar metalas, ar stiklas. Ir iš kitos pusės tas pats dydis skiriasi, tarkim, jeigu lyginant su alaus buteliais, nes alaus buteliais yra daugia kartinio naudojimo, tai yra aludarį jį pasiima, išplauna ir antrą kartą panaudoja. Tai skirtumas čia yra tas tik tai vienkartinio naudojimo, kur iš karto yra pasiimama, supresuojama ir iš tos buteliuko padaroma medžiaga. O prie antro klausimo grįžtant, tai iš tikrųjų ta konteinerinė sistema,
apie kurią mes čia šnekam, jinai apima, ta prasme, dabar apima ne vien tik tai tuos buteliukus, tai yra, ten yra, sakykime, popierius ir kartonas, tai jisai išlieka toliau, o kas lieka, sakykime, ne visos pakuotės yra apimamos į užstatinę, tai jie lieka konteineriniai sistemai ir aišku, kad šitą sistemą reikės peržiūrėti iš esmės ir efektyvinti, kiek tas yra įmanoma, bet čia, manau, jau kitos galbūt rotacijos ar gal net ir kartos klausimas, kur Lietuvai. Aš gal keletą pastebėjimų tokių, kadangi buvau vienas iš tų, kuris ir balsavo ir svarstėm komitete šitą klausimą, papildyti, ko aš nemačiau, tai galiu pasakyti, kad 80% efektyvumas yra įdėtas administratorių privalomas. Toksai, tai jūs tą turbūt žinot ir visiems kitiems noriu pasakyti. Aišku, aš svarstymas tą klausimą komitete galvoju, nuo kada pas mus aplinkos ministerija tokia advance pasidarė, kad tokius projektus pradėjo teikti. Buvo mano, tai taip sakant, stebėjausi. Tai džiaugiuosi, aišku, kad ministras pakankamai priimantis šitas idėjas. Ir iš kitos pusės aš kiekvienais metais dalyvauju darom akcijose ir ko gero tą galiu patvirtinti, kad pagrindinės šiukšlės yra ar miškuose, ar kitur yra plastikiniai buteliai ir aš galvoju, kad po šito mes turėsime visai kitą situaciją. Tai rinkau šiukšlę šiais metais ir džiaugiausi, kad gerai prabalsavau ir dabar matau idėjos autorius, tai esu labai dėkingas. Ačiū. Dar vienai, matau, ar ne, klausimas? Sveiki, vieną klausimą turiu. Kalbant apie, girdžiu, kad dažnai pasakoma, pagrindinės atliekos yra buteliai arba daug jų yra. Gal analizavot, kiek konkrečiai procentas, koks atliekų bus paliestas per būtent šitą depozitinę sistemą? Taip, 15%. 15% visų išmetamų ar 15% rūšiuojamų? 15% visų pakuočių atliekų. Tai taip, rūšiuojamų. Norėčiau paklausti tokią klausimą, ar darėt kažkokią preliminarią kaštų analizę ir kiek tokia sistema apskritai toks diegimas kainuoja? Vienas taromatas, kokios jo kainos galėtų būti vidutinės, ar skaičiaut pagal vakarų pavyzdį, nes minėjote, kad tai bus ir kaimo vietovėse, tai kaip, ar yra apgalvota pagal gyventojų skaičių ir taip toliau, nes vieno tokio aparato kaina turėtų būti žvėriškai didžiulė ir kas ją apmokės ir koks bus valstybės indėlis šitame projekte finansuojant iš biudžeto. Ja, tai ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai aktualus klausimas. Tai visų pirma, gal tą patį klausimą šiek tiek diferencijuotai atsakant, tai valstybėje tas nekainuos nieko, nes visa užstato sistema administravimas yra atiduodamas privatininkui, tai yra privatininkas daro pirminės investicijas. Dabar jeigu kalbant apie pačių investicijų ten dydį arba reikalingumą, tai nėra numatyta, kad, tarkim, iš karto turėtų būti viskas automatizuotai, tai yra su tais jūsų minėtais taromatais, ar ne? Tai kaimo vietovėse greičiausiai jų niekada ir nebus, nes tiesiog ten yra tie visi kiekiai ne tokie dideli, kad apsimokėtų iš ekonominės pusės tą daryti. Dabar kalbant apie miestuose, aišku, taip, administratorius bandys iš karto tiekti tos taromatus, kad viskas būtų daroma automatizuotai. Tačiau, kalbant vėlgi apie tą pačią pirminės investicijas, taromato kainą, tai praktikoje yra taip, kad jie dažniausiai yra nuomojami. Tai tikrai tie skaičiai nėra tokie labai įspūdingi, kad ten, sakykime, susidaro didžiulės investicijos tam pačiam investuotojui. Žinau, atsakiau į klausimą ar gal kažką? Jeigu čia vykstys viešoji registra, negalėtum pakviesti žiedais kalinius administruoti šitą projektą. Ir toliau tęsti darbus brigados ir bandyti aptvarkyti žemės ūkį miškus ir duobėtus kalnų kelius. Ir apgyvendinti tuos kalinius galėtum pavažinti ir remontuotų ir kanalizuotų visas uždaromas mokyklos visos Lietuvos rajonuose. Ir ten atsirastų ir darbo įmonės gyvenimo sąlygos. Tai aš atsakysiu, gal ačiū Arūnai iš klausimą. Tai žinoma, socialinė atsakomybė bus turbūt vienas iš pagrindinių tokios viešosios įstaigos gairių ir prioritetų. Tai projektą padaryti įtraukiant ir kalinius ir kitas socialiai pažeidžiamas grupės, aš manau, tikrai yra įmanoma, bet tai viskas priklausys nuo administratoriaus.
prašom, Aminta, klauskite. Labai trumpai, tiesiog, kad neatrodytų čia viskas taip gražu, kaip atrodo. Tikrai galima būtų labai daug diskutuoti, nes to klausimu daug irgi gilintas ir apie užstatą kalbama yra ne šiais metais ir sprendimas šitas buvo padarytas iš tiesų po 10 metų diskusijų. Ir valstybės yra, kurios daug diskutavo, bet visgi tokio sprendimo ir nepadarė. Bet ne šiai auditorijai ir tikrai ne tokios gražios šventės proga, nes tikrai vaikinai daug dirbo, daug padarė ir tikrai verti pasveikinimo. Bet aš noriu tik atkreipti dėmesį, kadangi vis tiek sėdi didžiulė dalis vartotojų, kurie naudosis tą sistemą ateityje. Tai noriu pasakyti, kad apie socialinę atsakomybę kažkaip čia galbūt nevertėtų kalbėti. Užstatas yra elementari verslo schema, tai yra verslas būsimas ir vartotojams tik belieka palinkėti, turėti norą susigrąžinti sumokėtą užstato dydį, tai yra sugrąžinti tas nupirktas pakuotės ir atnešti į parduotuves, nes jeigu jūs neatnešite tų butelių, tai yra paskaičiavimai, kad 10% nesugrąžinus užstatinės pakuotės, ta sistema sukasi pati iš savęs. Tai realiai jinai dirba žmonių pinigais, vartotojų pinigais. Tai šitoj situacijai tiesiog reikia tą labai svarbu žinoti ir žmonės turėtų naudotis tą užstato sistemą ir sugrąžinti tas. Jeigu motivacijos nestokoti, sugrąžinti pakuotės ir atsiimti užstato dydį. O klausimas būtų dar vienas, atliekant jūsų tą ekonominio vertinimo analizę, kurią jūs sakėt. Ar jūs vertinot, nes iš tiesų girdėjusi toks faktas, kad išvada yra, kad produktai ateityje galėtų pigti, atsižvelgiant į tai, kad ta sistema pati save išlaikys ir jinai bus efektyvesnė, pigesnė, bet aišku, kalbam apie tos produktus, kurie yra pakuojami į užstatinę pakuotę. Bet ar jūsų to ekonominė analizė atsispindi, kokią įtaką turės tos sistemos įdiegimas toms pakuotėms, į kurią pakuojami kiti produktai, sakykime, kaip būtinosios prekės, toks kaip pienas, sakykime, pieno visi produktai, duonos ir panašiai. Tai yra visi, kokie kaštai bus gamintojams, kurie bus, ne tai, kad priversti, bet turės pareigą finansuoti tą konteinerinę sistemą. Tai ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, kaip ir paminėjote, šitą idėją užstato sistemos iš tikrųjų buvo ilgai brandinta ir turbūt Lietuvos visuomenė pribrendo užstato sistemai. Ir labai teisingai pastebėjot, kad iš pradžių ta sistema finansuojasi iš tų žmonių, kurie netneša tos pakuotės. Tai yra iš tikrųjų tie, kurie ir palieka tas pakuotės, sakykime, kažkur paežerėse ar sakykime, paupiuose, galų gale ir iš tų, kurie išmeta tas pakuotės į paprastus šiukšliadėžes, kurie paskui nukeliauja į sąvartyną. Tai čia viskas yra labai natūralu, kad iš pat pradžių irgi tas surenkamumo kiekis, jisai bus šiek tiek mažesnis negu 90% ir iš to ta sistema sugebės įsivažiuoti ir iš to bus padengiami tos pirminės investicijos. Dabar kalbant apie kas lieka apie kainų tuos visus skirtumus, tai taip, čia mes iš tikrųjų analizavom būtent sutvarkymo kainą tos pakuotės, kurie yra užstatinė, ar ne? Kalbant apie kas yra nepatenka į užstato sistemą, tai čia iš tikrųjų reikia peržiūrėti iš esmės konteinerinės sistemos patį veiksmingumą, kas turėtų patekti, sakykime, tų pačių užduočių peržiūrėjimas, ar ne, ir tai, kaip ir minėjau, iš tikrųjų čia problema yra atvira, kas lieka konteinerinėje sistemoje ir aš manau, kad čia gal ateities projektas turėtų peržiūrėti konkrečiai, kaip galima būtų efektyvinti visą dalyką. Ačiū, aš tik tai norėjau labai jūs pagirti, nes manau, kad užstatinė sistema, čia atrodo toks paprastas dalykas, ypač grįžus iš užsienio, pripratus prie visai kitokių dalykų, atrodo, kodėl mes dar jų neįsivedę. Turbūt atsakymas buvo ten, kad 10 metų diskutavom. Tai labai ačiū, kad per 4 mėnesius tą padarėt.